Laikant vairavimo praktikos egzaminą, vertinami būsimo vairuotojo įgūdžiai ir gebėjimai tinkamai pasirengti saugiam važiavimui bei valdyti transporto priemonę. Pademonstruoti praktinius vairavimo įgūdžius galėsite prieš tai išlaikę teorijos egzaminą. Svarbu atminti, kad jo rezultatas galioja, kol bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip 1 metus. Išlaikę teorijos egzaminą, praktiniai daliai galite ruoštis mokydamiesi vairuoti su šeimos nariu. Praktinio egzamino rezultatą lemia būsimo vairuotojo padarytų klaidų skaičius. Klaidos skirstomos į nekritinės, specifines pasikartojančias ir kritinės. Išsamesnė informacija apie jas rasite regitros svetainėje internete. Egzaminą išlaikysite, jei padarysite ne daugiau kaip 8 nekritinės klaidas, ne daugiau kaip 5 nekritinės klaidas, kurios vertinamos kaip specifinė pasikartojanti klaida. Pavojingiausios kritinės klaidos. Pakanka vienos, kad egzaminas būtų neišlaikytas. Pastebime, kad egzamino metu dažnai daromos tokios kritinės klaidos. Įvažiavimas į sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. Įvažiavimas į geležinkelio pervažą degant raudonam šviesoforo signalui. Kelio juostas skiriančios ištisinės linijos kirtimas. Užsidegus geltonam ar raudonam šviesoforo signalui, neišvažiuojama iš važiuojamųjų dalių sankryžos, kai buvo įvažiuota į ją ketinant sukti į kairę. Sukimas į kairę ne iš tam skirtos eismo juostos. Nustatyto greičio viršijimas. Tinkamai pasirengę ir būdami atidūs bei susikaupę, šių kritinių ir kitokių klaidų išvengsite tiek egzamino metu, tiek ir vėliau vairuodami.